Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Krymo. Čia Ukraina taip suintensyvino Rusijos oro gynybos sistemų taikymą, kad pusiasalis virto Budanovo Bermudų trikampiu. Visi Rusijos oro gynybos įrenginiai, patekę į šią zoną, dingsta be pėdsakų. Tai atvėrė dangų ir pradėjo masinę Ukrainos dronų bei raketų atakų kampaniją, sunaikinusią Rusijos laivus, bazes ir svarbiausias raketų paleidimo aikšteles. Pastaruoju metu karo balansas dramatiškai pasikeitė, nes Ukraina pagaliau pralaužė Rusijos oro gynybos skėtį virš Krymo. Ukrainos pajėgos paleido smūgių bangą naudodamos tolimojo nuotolio dronus ir Flamingo raketas, smogdamos priešo kariniai infrastruktūrai visame pusiasalyje ir netoliese esančioje Rusijos teritorijoje. Pasak Ukrainos pareigūnų, pastarieji įvykiai tėra tik daug didesnės kampanijos pradžia. Pranešama, kad Ukrainos inžinieriai atrado taktikas, leidžiančias prasiskverbti pro Rusijos oro gynybos sluoksnius, todėl Flamingo raketų smūgių skaičius artimiausiomis savaitėmis gali smarkiai išaugti. Rezultatas – sparčiai intensyvėjantis bombardavimas tų objektų, kuriuos Rusijos vadovybė anksčiau laikė apsaugotais Krymo oro gynybos tinklo, vieno tankiausių pasaulyje. Šis proveržis įvyko po sutelktų Ukrainos pastangų, kai pirmasis operacijos etapas buvo nukreiptas į kelias tolimojo nuotolio radarų stotis. Vien tik specialusis Primari būrys pranešė sunaikinę 7 radarus ir oro gynybos įrenginius koordinuotų atakų metu, paleisdamas abu dronus į įvairius radarus, kurie turėjo rusams suteikti išankstinį perspėjimą apie artėjančius smūgius. Kai platesnio diapazono aptikimo priemonės buvo sunaikintos, smūgiai nuosekliai buvo nukreipti į trumpojo nuotolio radarus ir jų valdymo centrus aplink Jevpatoriją bei kitus pagrindinius Rusijos gynybos tinklo mazgus. Vėliau buvo taikomas į autonominės oro gynybos sistemas su integruotais radarais, keliose vietose buvo sunaikintos Pantsir ir Buk sistemos. Ukrainiečiai netgi sugebėjo dislokuoti jūrinius dronus prie pakrantės ir paleisti FPV kamikadzės dronus tiesiai į Rusijos baterijas. Svarbiausia, kai Rusijos radarų galimybės buvo apakintos, ukrainiečiai sugebėjo sunaikinti kelias 300 ir 400 paleidimo įrenginius, skirtus perimti Ukrainos tolimojo nuotolio sparnuotąsias ir balistinės raketas, skrendančias į pusiasalį. Iš viso per pastarąjį mėnesį Ukrainos operacijos vien Kryme sunaikino bent 31 radarą ir 15 oro gynybos platformų. Bendras poveikis buvo didžiulis, praradus pagrindinius jutiklius ir paleidimo įrenginius, Rusijos gynybos dangoje atsirado spragų. Ukrainos planuotojai greitai pasinaudojo šiomis spragomis, kad antrajame operacijos etape sukurtų atvirus koridorius dronams ir raketoms, o Rusijos šaltiniai pranešė apie pasikartojančius ir beveik kasdienius Ukrainos reidus, kai didelės dronų bangos artėjo prie Krymo iš įvairių krypčių. Situaciją dar labiau pablogino pačios Rusijos komunikacijos problemos, įskaitant sumažėjusią prieigą prie Starlink ir trikdžius Telegram koordinavimo kanaluose, kas tik dar labiau apsunkino Rusijos atsaką. Tuo pačiu metu NATO žvalgybiniai orlaiviai, įskaitant britų ir prancūzų AVAX lėktuvus, atnaujino patruliavimą virš Juodosios jūros, stebėdami Ukrainos reidus ir padėdami žemėlapiuose pažymėti likusias Rusijos gynybos pozicijas įvairioms žvalgybos dalymosi iniciatyvoms. Dėl to Ukrainos pajėgos dabar medžioja ne tik didelės raketų sistemas, bet ir mobiliasias ugnies komandas, kurios yra paskutinis Rusijos gynybos sluoksnis prieš masinės dronų atakas. Pasiekus šį tikslą, Ukraina perėjo prie trečiojo operacijos etapo, tiesiogiai taikėsi į Rusijos karinio jūrų laivyno ir raketų infrastruktūrą aplink Krymą ir Kerčės sąsiaurį. Ukrainos dronai sunaikino Rusijos Raptor patrulinį katerį prie Znamenskoje, o atskiros atakos smogė naftą gabenantiems laivams Juodojoje jūroje ir apgadino graikų tanklaivį Maran Homer netoli Novorosisko per raketų smūgį. Ukrainos žvalgybos pajėgos taip pat surengė sudėtingą operaciją Kerčės sąsiauryje, išjungdamos geležinkelio keltą Slavienin ir apgadindamos laivą Avangard, abu naudotus kariniai technikai pervežti. To paties reido metu Ukrainos dronai smogė infrastruktūrai Kaukazo uoste, svarbiausiam mazgui, palaikančiam Rusijos logistiką tarp žemyninės Rusijos ir Krymo. Netrukus sekė ir kiti taikiniai. Ukrainos specialiosios pajėgos smogė Bastion pakrantės raketų divizijai pusiasalyje, o papildomi smūgiai sunaikino 2 Okhotnik patrulinius laivus prie Inkermano. Tolimojo nuotolio dronai taip pat sunaikino BK-16 desantinį katerį ir apgadino 2 B-12 jūrų patrulinius lėktuvus Jevpatorijos aviacijos remonto gamykloje. Galiausiai palydovinės nuotraukos patvirtino artilerijos amunicijos sandėlio sunaikinimą, o sprogimai buvo pranešti Saki oro bazėje, viename svarbiausių Rusijos aviacijos centrų pusiasalyje.
Apskritai, visi šie išpuoliai primena sistemingą Rusijos karinės infrastruktūros aplink Krymą ardymą. Pašalinus daugiau nei 40 oro gynybos priemonių ir susilpninus radarų aprėptį, Ukrainos pajėgos atvėrė koridorius, kuriais dronai ir raketos vis dažniau pasiekė taikinius. Rusijos analitikai perspėja, kad dabartinė atakų banga gali būti tik pradžia, nes Ukraina toliau plečia šias spragas gynybos skyde. Krymas, kadaise laikytas tvirtai įtvirtintų Rusijos galios bastionų Juodojoje jūroje, sparčiai tampa viena labiausiai pažeidžiamų ir intensyviausiai puolamų karo arenų. Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.